Sveiki bičiuliai, pagaliau sulaukiam starkių sezono. Šiandien esu ant Kauno marių, žvejų begalės, atvažiavau dabar 7:30, tai mašiną šiaip ne taip radau kur pastatyti, pilna valčių visose pusėse. Nesu čia dažnas svečias, bet karts nuo karto pasitaiko užsukti. Tai pabandysim šiandien pagauti starkį, atsidaryti. Nors pirmadienis darbo diena, bet nesijaučia, atrodo, kad savaitgalis. Tai ką, daug nekalbam, imam meškeres, bandom pagauti starkį. Važiuojam. O, turim. Pirmas starkiukas. Nu, hebra, pavyko atsidaryti. Va toks. Greit pamatuosim. Miškiau pakeičiau gumas. Uždėjau kitiecho tokį spalvinimą. Tai pasimatuosim. 48 centimetrai. Toks starkiukas. Super. Planas veikia, atsidaryti pavyko. Važiuojam toliau. Kas čia buvo? Nesupratau, kaip užkybo. Tiesiog vedžiau. Paskui žiūriu, kad valas apsivinioja prie variklio. Net nemačiau per laivą nieko. Pajutau svorį. Ir toks mažylis. O tiesiog nuo dugno tikriausiai pakylo, nes šalia dugno buvau. Visiškai mažylis. Ant to pačio guminuko keitėcho. Nu, netikėtas kibimas. Būna ir taip. Kartais stengias, tieks neužkimba. Toks netikėtas atplaukia ir pasiema. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Ką, tęsim medžioklę. Sveiki dar kartą, žuklės broliai. Pas save radau keletą tokių masalų dėžučių, tai nusprendžiau jums padovanoti. Po video parašykit komentarą starkis, prenumeruokit, pasekit kanalą ir grįžęs iš Suomijos išrinksiu vieną arba du laimėtojus, kuriem padovanosiu šitas dėžutės. Taip, dėžutė atrodo šitaip. Viduje šiek tiek įdėjau keletą masalų, galbūt įdėsiu daugiau. Galima susidėti masaliukus, įvairius dalykėlius, gal vakablius ir panašiai. Tai kaip ir sakiau, prenumeruokit kanalą, parašykit komentarę starkis ir išrinksim visą. Gero video toliau.
Kibimukas. O, turim. O, jeigu nepabėgs, gal visai gražus. Visai gražus. Starkienas. Pakeičiu gumas biški. Vieną kitą. Uždėjau labai senai bandytą Lucky Johną. Pirmas pravedimas ir kibimas. Va tai va sudirbo. Pagaliau biški turėjau pertraukėlę. Kiek dabar beveik 12 valandų. Biški pavalgiam. Ir ką, turim kibimą. Gražuolis. Va, koks gražus starkis. Super atsidarimas. Guma. Įsikirta gražiai. Šitokia. Starkiukas. Nu ką, pamatuojam. Nu va jau. 58 centimetrai. Visai gražus. Keliaujam į laisvę. Super. Smagi žvejyba. Keletą starkių pagauta, tai atsidarimą galima užskaityti. Ką bandom toliau. Manau, gal dar vienas kitas papuls. Važiuojam. Turim dar vieną. Išprašėm ant kanibalą. Amstojo kibimai, atradau vėl gumą biškį kitą. Va. Toks starkiukas. O iškart piktas pasipučia.
53 centimetrai. Išneršė laksta. Aktyvus, oi. Nori bėgti. Keliaujam į laisvę. Dar vienas į sąskaitą. Taip, kibimas ant kanibalo tokia. Natūralus. Prieš tai gal kokie 4 kibimai buvo ant jo. Dabar paėmė visai aktyviai. Kitus masalus bandau, tai nelabai net reaguoja. Bandom toliau galbūt. Atsidarys ant šitą masaliuko aktyviau čia. Galbūt pagausim dar vieną kitą. Visai smagiai. Svarbu arti pataikyti, pravesti arti ir visai sureaguoja. Labai daug sekimų arba labai atsargių prisilietimų. Koks geras. Ai. Vienas kabliukas. Neįsikirta. Galva kablikalė. Ai, geras kliovas buvo. Turim. Išprašėm dar vieną. Pagaliau po tiek nerealizuotų kibimų papuolė. Toks starkėnas. Šlupytis. Atiduok. Guminukas. Gražus. Dėlėm dar aplypęs. 55 centimetrai. Laisvė. Super. Dar vienas į sąskaitą. Po biškių perprantu. Kame čia reikalas? Seka beveik kiekvienas. Kimba irgi toks gana dažnas. Bet kad užsikabintų, tai retas. Labai tiksliai reikia pataikyti. Iš lėto pravedį dar paima. Dar vienas. 2 metimai, 2 starkiai. Va tai va. Važiuojam publiką. Oi. Atsikabins man iš čia.
Oi, irgi gražus. Super. Sakau, šiek tiek perpratau. Užtrukau, bet pasigauti tikrai galima. Prigaudžiau ne kosmosą. Tai reikia dažniau lankytis šiandien, kad geresnės vietas žinot. Oi, koks piktas. Šitas greitai kalė. O, koks gražuolis. Visą gumą prarijo. Šitam jau ir replių reikės. Gerai įsikabinės. Tas pats guminukas Keitecho. O toks gražuolis, pamatuojam. 60 centimetrų. Super gražus starkiai. Kauno Marint, tegul auga toliau. Gal dar vieną kitą pagausim ir jau keliausim namo. Oi. Atidarimą jau užskaitau. Jau kai pradėjo tokie starkiai kipt, tikrai galima užskaityti. Tikėjausi pagauti vieną kitą, bet tikrai puikiai gavosi. Ką, bandom dar gal? Kažką rasim. Dar matau vienas plaukia, bet čia gal tas pats, kurį paleidau. Vai patikrinsim.
Atsikabina. Ai, dar vieną turėjom. Suaktyvėjo starkiai. Nu, smagu, smagu. Apšilimą šiandien darau. Rytoj išvykstu į Suomiją, taip pat gaudyt starkio. Tai nusprendžiau šiandien tiesiog apšilt riešą, kad tenais nepasitempt, nes ten tikimybė pagaut didesnių tikrai yra didesnė. Nu, smagu. Valčių visą dieną pilna. Keičiasi naujų. Visus taškus galima matyti, kur hebra gaudo. Perspektyviausias vietas. Aplinka vagą visur nusėdė. Nu ką, visi smagiai pažvėjojom. Puikiai praleidau dieną. Oras visai geras buvo. Spėjau ir įdegti. Tai pasiteisino žvejyba. Atvažiavau atsidaryti starkio, tas pavyko. Nebuvo tikslas daug pridaužyti. Lizdų neliečiau. Džygo nebandžiau šiandien praktiškai. Tai bandžiau pelaginę, išneršusią, lakstančią žuvį pasigauti. Pavyko pagauti vieną kitą gražesnį starkį. Tai tikslas pasiektas. Aišku, nors starkių nebuvo daug pagauta, bet kibimų tai begalė gauta. Jeigu būčiau dėjęs papildomai, manau, trišakį, tai būtų daugiau realizuotų kibimų, bet yra kaip yra, smagu ir taip. Neatvažiuojam svarbiausia pridaužyti žuvies, o gauti kibimų, gerai praleisti laiką. Galim ir vėl džiaugtis starkių kibimais, žvėjų begalės. Tikriausiai žvėjos ir per naktį, nes valčio tai čia nesuskaičiuosi, kiek daug yra. Ką, kraunamės daiktus ir lekiam. Visam.